Taigi, dabar nustatinėsim šios merginos spalvinį tipą. Egzistuoja 4 spalviniai tipai – žiema, pavasaris, vasara ir ruduo, šalti ir šilti, kontrastingi, ryškus ir natūralūs. Kam jis mums reikalingas? Jis labai padeda apsispręsti besirenkant skirtingų spalvų aprangą, makiažą, plaukų spalvą ir visada gražiai atrodyti. Pirmiausia, reikia nustatyti natūralią odos, plaukų ir akių spalvą. Tai padės teisingai parinkti plaukų atspalvį, lengvai orientuotis pasirenkant drabužius. Dabar aš visiškai paslėpiu nudažytus plaukus ir nustatysiu tikslų atspalvį pagal natūralią odos spalvą. Atspalvių būna labai daug, nuo šiltų iki šaltų, nuo alyvinio iki smėlio spalvos. Mes žiūrim, kokio atspalvio yra oda. Mes išrinkom jos odos spalvą, o dabar nustatysim jos akių spalvą. Akių atspalvį nustatinėsim pagal jos rainelės spalvą. Čia mes matome gelsvai žalią atspalvį, nors iš tolo atrodo, kad akys yra visiškai rudos. Kadangi jos plaukai yra dažyti, o šaknis dar neataugo, mums sunku nustatyti natūralią spalvą. Nustatinėsim plaukų spalvą pagal antakius. Antakiai nėra dažyti. Tai leidžia nustatyti jos natūralią plaukų spalvą. Gavom tokią paletę. Oda, akys, plaukai. Dabar šitų skarelių pagalba nustatinėsim tipažą. Šaltas ar šiltas. Kas mums daugiau tinka. Jeigu mes pakeisim skarelių spalvą, pastebėsim, kad jos oda įgavo geltonumo. Dabar pridėti kitus atspalvius. Galit pastebėti, kad oda įgavo žemės atspalvį. O šalti atspalviai ją daro vyresnę ir kažkas darosi su veidu. Dabar atmetimo būdu stebėsim ir stebėsit jūs, kaip oda reaguoja į skirtingus skarelių atspalvius. Manau, akivaizdžiai matosi, kad šitos spalvos jai visai netinka. Kaip jūs manot? Netinka. Šitas irgi nelabai. Galų gale nustatėm, jog šitie ryškus ir šilti atspalviai jai tinka labiausiai. Todėl šitos merginos spalvinis tipas yra ruduo arba pavasaris. Mes tai papildomai patikrinsim. Jums gali pasirodyti, kad modelio tipas yra ruduo arba žiema, bet didžiausią plotą veide užima oda, kuri yra ryškiai šilto atspalvio. Akys taip pat turi šiltą atspalvį. Dabar uždėjome rudeniai tinkančias spalvas. Jos visiškai jai netinka. Tai yra žiemos spalvos. Žiūrime toliau. Tai blyškios vasaros spalvos, kuriuose mergina pasimeta, jos visai nesimato. Ir kontrastinės pavasario spalvos. Smėlio, lašišos spalva. Jos labai tinka modelio odai. Oda iškart pradeda švytėti. Tačiau tai nereiškia, kad ji turi dėvėti tik tokių atspalvių rūbus. Tiesiog šitos spalvos turi būti šalia veido. Mes nustatėm modelio spalvinį tipą. Ji yra ryškus pavasaris. Toliau parenkame individuali spalvų paletę. Kam ji reikalinga? Parduotuvėse yra be galo didelis pasirinkimas skirtingų spalvų drabužių. Mes dažnai pasimetam ir nusiperkam netinkančių mum atspalvių rūbus. O paskui nežinome, kaip juos derinti tarpusavėje. Kiekvienai klientei sudaroma jos asmeninė paletė, jūsų vedlys parduotuvėje. Jūs visada galite ją panaudoti ir nupirkti jums tinkančių atspalvių drabužius. Ji taip pat padeda suderinti spalvas. Net jei jos anksčiau atrodė nesuderinamos, bet visos individualios paletės spalvos yra puikiai derinamos tarpusavėje. Pavyzdžiui, kiekviena iš mūsų turime mėlynus džinsus. Paimame mėlyną spalvą. Taip pat turime daug įvairių megztinių, marškinėlių. Paimkime žalią. Yra didelė ryškių batų pasirinkimas.
Paimkime oranžinius. Visa tai puikiai dėrės tarpusavėje ir idealiai tiks jums. Būtent tam ir yra skirta individuali paletė. Jei nemėgstat ryškiai atrodyti, galime pakeisti oranžinius batus į rudus ir vis tiek atrodysite nepriekaištingai. Spalvų paletė yra ištikimas pagalbininkas parduotuvėse visam gyvenimui. Todėl aš visiems rekomenduoju nustatyti savo spalvinį tipą ir įsigyti tokią paletę, tai bus toks pat jums reikalingas daiktas, kaip ir lūpdažis rankinėje. O dabar pakeisime modelio plaukų spalvą į tokią, kuris geriau tiks pavasario spalviniam tipui. Pažiūrėkite, kaip tai atrodys. Taigi, prisimenat, kad modelio plaukai buvo šaltos tamsiai rudos spalvos. Mes juos nudažėme pavasario spalvomis. Dar norėčiau paminėti, kad klientui parengta spalvų paletė puikiai padeda pasirenkant dekoratyvinę kosmetiką. Galėsite pasirinkti geriausiai jums tinkantį lūpdažį, skaistalų ir kreminės pudros toną. Jums nereikės ilgai mąstyti, koks būtent atspalvis jums tiks. Mes pasistengėm parinkti modeliui pavasario spalvų rūbus. Matote, kad plaukų dažymo rezultatas yra puikus. Jos odos spalva atrodo lygi ir švelni. Kai parinksit savo spalviniam tipui tinkančią spalvą, jūsų oda visada atrodys nepriekaištingai. Atkreipkite dėmesį į spalvinius sprendimus. Pagal tipažą moteris yra ryškus pavasaris. Tai reiškia, jog jai tinka ryškios grynos spalvos. Atlikome puikų darbą. Taigi, rekomenduoju visom nusistatyti savo spalvinį tipą, įsigyti individualią paletę, tai sutaupysim daug laiko, pinigų ir padės visada atrodyti stilingai.